Rugpjūčio mėnesį Kupiškyje prasideda netradiciniai mokymai skirti specifinių įsipareigojimų turintiems darbo rinkos dalyviams. Projektas Darbdaviai už šeimai palankę darbovietę skirtas tiems, kuriems trūksta darbo rinkoje būtinų įgūdžių ir kurie dėl šeimos ar kitų artimųjų problemų negali skirti tam pakankamai laiko. Dažnai mokymuose dalyvauja sunkią negalią turinčius giminaičius slaugantys asmenys. Tai ne tik užkerta galimybės mokytis integruotis į darbo rinką, bet ir sukelia papildomą įtampą šeimoje, kai vienas asmuo ne tik tampa našta, bet ir panaikina galimybę kitam asmeniui būti pilnaverčiu darbo rinkos dalyviu. Mes gyvenom kartu ir aš į Kupiškį važinėjau dirbti. Kaip pasakyti, anksčiau keldavaisi, padėdavai, nes kadangi vyras likdavo namuose, jinai niekada nebuvo viena palikta, visą laiką buvom kartu. Taip kad jeigu nebūtų pagalbinio, tai tikrai yra sunku, o aš manau, kurie yra dirbantis ir gyvenantis tik su tokiu žmogum, aišku, jį palieka, jį skriaudžiam, mes jį skriaudžiam, o kad samdyti, sakykime, papildomai žmogų, mes tikrai neturim tų pinigų tiek ir kai sakoma, verčiamės iš to. Darbą gali dirbti tik namuose, aš skaitau, jeigu norint slaugyti žmogų. O šiaip tai vis tiek jam ir vandens reikia paduoti, ir į tualetą jis nori, jeigu jis yra sąmoningas visas tas žmogus. Nes, sakykime, aišku, uždedi pampersą ir palieki, jis ten guli, bet jis šaukėsi ir pagalbos, kad jam reikia, su juo reikia, kad ir pakalbėti ir kada yra protingas žmogus, jisai, sakoma, neparalyžuotas, bet jisai sąmoningai kalba ir jam tikrai daug pagalbos reikia. Bet jis supranta, kad tu turi išeiti ir dirbti, ir valgyti, taisyti ir taip toliau, ir išvažiuoti kažkur turi. O kaip manot, ar tuomet darbas tik tai namuose įmanomas, ar galima, pavyzdžiui, ir valdiškai dirbti? Nebent netoli, sakykime, tas darbas būtų ir, sakykime, su pertraukom. Porą valandų atidirbai, ten, sakykime, vėl perlėkiai valandai namo ir taip toliau. Aš manau, kad šitaip tikrai galima būtų suderinti. Bet sakau, tie, kurie gulintis ant patalo, tai arba žmogaus turi prašyti iki svetimo, kad jis ateitų ir nusamdyti, ar savanoriai kokį rasti. Vienu žodžiu, aš taip manau. Bet tokių pavyzdžių, kad, tarkim, žmogus slaugytų ir dirbtų valdišką darbą visą dieną, turbūt neįmanoma neatrasti. Aš manau, tada tas žmogus gal kažkiek tai turi dar savo jėgų pasimti valgyti ar vėl ką nors, tai kad jis visą dieną tada dirbtų. Bet vis tiek, sakykime, jisai ne į parduotuvę, bet jam turi būti viskas pataisyta ir valgyti sudėta ir viskas prie jo. Aš manau, kad žmonės tie, kurie turi tą sunkią negalę, jie galėtų į tas nevyriausybinės organizacijas kreiptis, kad, sakykime, gal savanorių surast, pakalbėtų, o šeimos nariai jie yra užspausti ir jie savo rūpesčio, dar plus papildomai tas gulintis žmogus, tai yra labai daug. Birželio 1 dienos duomenimis iš socialinės paramos skyriaus buvo mokamos 495 asmenims priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos ir 249 asmenims slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos. Tai galima sakyti, kad 249 asmenims yra nustatyta sunki negalia. Ir prie šitų žmonių iš tikrųjų jiems turi būti nuolat kitas asmuo, kuris padėtų jais rūpintis, prižiūrėtų, tenkintų jų poreikius. Tiems asmenims, kuriems nustatytas, ypač slaugos, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kurie yra teismo keliu pripažinti neveiksniais, jie iš tikrųjų negali būti palikti vieni be kitų asmenų priežiūros. Ir artimieji neretai ir daugelį atvejų yra priversti būti su neįgaliais asmenimis namie, jais rūpintis, patys negalėdami išeiti dirbti, neturėdami tam sąlygų, kam palikti savo artimiausių žmonių, nes nėra mieste dienos centrų, kur galėtų dar patys neįgaliai, kurie dar vaikšto, atvykti ir jiems būtų teikiamos paslaugos. Todėl, manau, reikalinga yra tokia artimiesiems pagalba, kad jie ilgą laiką prižiūrėję savo artimuosius ir atitrūkę nuo darbo rinkos, nebeturėję reikalų su darbovietėm ir darbinių santykių, jie vėl galėtų
pasikeitus jų gyvenimo situacijai, pasikeitus jų padėčiai vėl grįžti į darbo rinką. Mokymai Kupiškyje vyks 5 grupėms – interesų gynimas darbo rinkoje, įsipareigojimų šeimai pasidalymas, lyčių lygybė šeimoje ir darbe, karjeros galimybės ir įsipareigojimai šeimai, socialinės įtampos mažinimas tarp įsipareigojimų darbdavių ir šeimai. Plačiau apie vykstantį projektą kalbėjomės su jo vadovu Andrej Jurkoit. Šiam projektui dalyvauti mokymuose gali asmuo, kuris prižiūri savo vaiką ir negali dirbti, arba prižiūri seną žmogų, giminaitį, tarkim, ir taip pat negali įsidarbinti darbo rinkoje. Arba žmogus, kuris dirba, bet, tarkim, nori tobulėti, mokytis, kelti kvalifikaciją, bet neturi tam galimybių, nes po darbo jisai turi prižiūrėti vaiką, arba vėlgi giminaitį, ir dėl to sukuriama tokia galimybė, kad žmogus lankydamas mokymus galės tai daryti, o mūsų žmonės galės prižiūrėti tuo metu arba vaiką, kurį prižiūri užsakovas, arba tiesiog seną žmogų, kurį reikia irgi prižiūrėti. Visi mokymai, visi paslaugos priežiūros darbai yra nemokami, tai finansuoja ES kartu su Lietuvos valstybė, ir todėl visi žmonės galės tą progą pasinaudoti. Kokias galimybės įsidarbinti turi tokius specifinius poreikius turintys gyventojai, pasakojo Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Vaitiekūnienė. Apie galimybės padėti žmonėm, būtent slaugantiems savo artimuosius, kalbėti galima būtų daug ir pasakyti ir daug ir nieko, kadangi tai priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo, priklausomai nuo būtent to žmogaus išsilavinimo, nuo jo turimos profesijos ir darbo patirties. Priklausomai nuo to, ar jisai registravęs darbo biržai galės turėti bedarbio statusą, ar jisai galės dirbti visą dieną, ar jisai galės dirbti tik namuose. Dar priklauso nuo žmogaus gyvenamosios vietos. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, gyvena Kupiškyje, tai jam įsidarbinti ir galimybės yra didesnės. Pagaliau gal jisai dirbdamas Kupiškyje dar gali nueiti į namus, dar pasižiūrėti ir tą slaugomą žmogų. Kitas dalykas, jeigu žmogus gyvena kažkur kaime, kur susisiekimas su Kupiškiu, nes dauguma vietų yra apie 70–80% užregistruojama būtent darbui Kupiškyje. Taip, kad jeigu žmogus tikrai norės darbo, jisai visų pirma turi įsiregistruoti darbo biržą ir tada tiesiog pagal jam, tiesiog kiekvienam žmogui mes parinksime tinkamiausią variantą. Norintys dalyvauti projekte darbdaviai už šeimai palankę darbovietę kviečiami registruotis telefonu 8640 30294 arba elektroniniu paštu. Minėtas projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis ir yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirto biudžeto asignavimą. Priemonė šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas įgyvendinama pagal 2007–2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pirmą prioritetą kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.